Taip, šiandieną toliau remontuojam senuką Renault Masterį. Yra tokia problemėlė su tepalo lemputė, kuri rodo tepalo slėgį. Įjungus degimą lemputė neužsidega. Žodžiu, ir dar aišku, akumuliatoriaus krovimo lemputė irgi neužsidega, bet čia kita istorija. Dabar su slėgio davikliu. Jisai yra ant tepalo Taip, palaukit, va čia va. Ant tepalo filtro. Aš jau čia atsukau, tepalą išleidau. Tepalo filtras turi viduje aušintuvą. Tai jau čia yra šlangus. Šitas laidas jungiasi prie... Tai patrauksiu biškiuką. Va tenais, jau matosi, čia yra tepalo lygio matuoklė, kuri rodo, kiek yra tepalo variklyje. O šitas laidelis yra tepalo slėgio daviklis jungiasi, kuris va čia va stovi filtre. Žodžiu, slėgio daviklis veikia paprastai. Jis visą laiką yra sujungtas, ta prasme su mase. Va, vieną turi kontaktą ir kai variklis nedirba, jis yra sujungtas su mase. Ir dar va čia nusiima tokia sauginė šaiba. Va čia turi būti skylutė švari su atmosfera, su oru. Kontaktas, kad būtų, reikia patikrinti, kad nebūtų čia purvo užnešta. Žodžiu, paprastai veikia slėgis, kai variklis užsiveda. Slėgis paduoda pro tą skylutę, jis pasispaudžia ten tiesiog spiruoklė. Tai paspaudus su dantų krapštuku tiesiog veikia, juda ir atjungia. Lemputė užgesta, reiškia slėgis yra. Va dabar tas laidelis. Tas laidelis va su žalia gumytė. Jisai pats žalias laidelis. Eina į saugiklių dėžę po variklio gaubtų. Pas mane ateina va į šitą relytę viršutinę. Čia galiu pasakyti, čia yra kondicionieriaus paleidimo relytė, čia yra kuro siurbliuko, kuris stovi bake relytė, o čia net nežinau iš tikrųjų dar kol kas. Tai va, šitą relytę suveikia. Žodžiu, va tas žalias nesimato dabar. Va, čia ta relytė, žalias laidukas ateina čia, čia pliusas po įjungus degimą, juodas masė ir signalas oranžinis eina į prietaisų skydelį ir užsidega lemputė. Užvedi, nusispaudžia tas daviklis ir užgesta lemputė. Tai va, žodžiu,
buvo bloga relytė, bet pakeitus į gerą vis tiek problema nedingo. Gali būti kažkas toliau, reikia žiūrėti. Bandysim ieškoti. Tai va, žodžiu, pasirodo nebuvo masės. Neatėjo relytę pakeičiu, sutvarkiau, bet nebuvo masės. O kodėl nebuvo? Paprasčiausiai buvau nuėmęs filtrą, o prie jo jungėsi masė. Reikėjo tik prijungti ir viskas susitvarkė šiaip, bet problema relytė. Nežinau, kam taip daryti, kam ta relytė. Naujosniuose modelių schemose nėra jokių relyčių, tiesiai eina į spidometrą laidas. Tai va, dabar viskas taip, kaip priklauso. Jungiam, tepalo lemputė dega. Nu, čia rodo, kad pas mane nėra tepalo, nes aš tepalą išleidau, kad filtrą nuimti. Tai tiek.